Gerą dieną, gerbiami žiūrėtojai. Šiandien kalbėsime apie kelią iki mokytojo profesijos, kai gyvenime esi pasirinkęs visiškai kitokį gyvenimo būdą, galbūt visai kitą karjerą ir staiga sugalvoji tapti mokytoju. Ir pašnekovas mano yra Telšių rajono Nevarėnų pagrindinės mokyklos matematikos mokytojas, dabar jau matematikos mokytojas Vytautas Bajoras. Sakykit, Bajoras čia titulas, jūs pasilikot ar pavardė? Pas mane giminiai visą laiką buvo dalis giminės, kurie ieškojo to mėlyno kraujo ir ten kažkur kažką rado. Aš buvau toj kitoj giminės pusėje, kur netaip sureikšminom tą mėlyną kraują arba ten regalijas tas visas. Man ten buvo tiesiog kaip pokštas, gal ne kad pokštas, bet likimo ironija, nes nereikėjo pravardės niekad, buvo sutaupyta laiko. Lengva buvo prisiminti visiems, kadangi... Tai Bajorų ir vadino visą laiką? Ja, nes kaip esi Vytautas, tai dažniausiai klasėje yra antras Vytautas. Ir tada, aišku, tas ir lieka antras Vytautas Vytautu, o tu palieki Bajorų. Bet kažkaip ten pradžioj lyg ir, kaip ir gal pasijuokt kažkas bando, bet čiagi netokia pavardė, kad ten labai juoktis ten. O paskui patampa kaip vizitinė kortelė, tai ten kažkur reikia nuo pasirašymo iki ten tiesiog kažkokio tego ir pasilieka Bajoras. Ir... Šiaip va tagas gerai, jeigu jūs būtumėt grafiti meistras, tai Bajoras būtų labai gražus tagas. Nu, tai aš šiaip papaišau kartais, patapau, tai po paveikslų irgi tą surės tokį. Matematikos mokytojas, kuris paišo? Oi, tai ir daugiau yra, ten daugiau visko pas mane. Štai, kaip sakėt, labai taikliai pasakėt, kad dabar matematikos mokytojas ir nors irgi taip kažkaip pagalvojau, kad ar tikrai matematikos mokytojas. Gerai, pasikalbam. Iki apsisprendimo tapti mokytoju jūs buvot kas? Gal kas aš tik nebuvau, nes pagal tai, kas ten atestatuose pas mane guli ten... Gerai, ką jūs baigėt? Tai aš baigęs ir statybos inžineriją, ir architektūrą baigęs, tada IT ten pradėjęs, bet nebaigęs dėl tam tikrų specialybių, tada kraštovaizdžio architektūros irgi ten nepilnai baigęs, bet... Tiksliukas. Toks gal per slešą gal, jo. Kaip, taigi architektai tai yra tiksliukai, inžinierija tai tiksliukai. Nedaug dievė, jeigu inžinierius bus menininkas. Gerai. Aš esu gyvenime pas save namuose išlėjęs, kaip pavadino mano draugai, meninius pamatus. Paskui reikėjo slėpti skardą. Bet aš gal irgi sakyčiau, kad gal tas ir yra pas mane, kad tos dvi pusės labai dažnai viena kitą perdengia, nes kartais tas meninė architektūros pusės išlenda, o kartais tas pragmatiškumas, tas tikslumas išlenda. Tai čia tie dalykai, kuriuos baigi paskui ten, aš nežinau, aš ten kažkuriuo metu save vadinau rašytoju, nes aš dar truputį ten ir knygas leidžiu ir rašau tokie... Papasakokite apie ką. Tai, aišku, ten iki kažkokio laikotarpio buvo poezija, paskui prasidėjo satyra, tokia gal net absurdo satyra. Ir paskutinė netgi čia toks įdomus pokštas irgi gyvenimo, kad tai, kur aš dabar dirbu ir kur mane gyvenimas nutrenkė į ten Žemaitijos gilumą, į tos Nevarėnus, tai ten praktiškai buvo viskas, ką aš savo satyros absurdo knygoj Miestelis parašiau prieš 3 metus. Ir ten aš žiūriu, kad ten kuo toliau, tuo labiau lenda tie visi dalykai, kuriuos vos kaip sako, prisišnekėjai, tai aš prisirašiau. Ir dabar pats gyvenu tą savo, gal ne absurdo, bet satyrą gyvenu. Ir tuo mėgaujuosi. Bet jūs džiaugiatės tuo savo dabartinį gyvenimą. Tai jūs pats birštonietis? Šalia Birštono, aš ten, Šalia Birštono mokėtės, kaip mokyklai pačiam sekėsi? Turbūt gerai. Mokyklai, tai man, kaip ir dabar, aš lygiai tą patį dėl ko sakau, kad aš nežinau, ar aš matematikos mokytojas, nes be tų dalykinių kompetencijų yra ir visos tos bendrosios kompetencijos, ir ten kūrybiškumas, pilietiškumas, ir mokykla, tai man visą laiką, aš tai ir kaip ir mokiausi, man buvo ne tik ten eiti ir pažymį gautis konkrečiai ten matematikos, istorijos ar lietuvių, bet tai ir tą bendruomeniai toj mokykloje reikštis, ten aš ir ten gimnazijos prezidentas buvau. Jūs toks aktyvistas? Jo, galima ir taip sakyti, ten kartais susimastai, ten ar jau čia tas pats didžiausias aktyvistas, bet taip, man
vien tik tai dalykas, tai ar mokiausi nebuvo vien tik tai dalykas ir dabar mokinant arba dėstant irgi tai nėra vien tik tai dalyko dėstymas, tai yra kur kas daugiau. Vienas sunkesnių gyvenimo etapų, aš visą laiką jauniems žmonėms sakau, kad nesvarbu, jeigu aš kalbuosiu darželyje, mokykloje, sakau, kad va dabar yra sunkiausi laikai, toliau bus tik lengviau ir lengviau. Tai vienas sunkesnių moksleivių gyvenimo etapų yra tada, kai reikia apsispręsti, ką daryti po 12. Kaip jūs sprendėte? Iš esmės, turėjo tokią problemą? Aš pavyzdžiui, tokią avantūrą dariau. Stojau tam, kad neįstot, kad pasakyti namuose, kad man nepavyko ir toliau galėčiau važinėti motociklu. Man pavyko, aišku, tas gyvenimas mane tom sužeidė, bet ar jūs iš karto jau žinojot, ką veiksit? Tai ir kažkaip visą gyvenimą tas ir netgi ir pasirenkant dabar tą mokytojo kelią, tai niekada nebuvo tokio vienos priežasties konkrečios, tai buvo ten kažkokių aplinkybių, atsitiktinumų visuma. Tai lygiai tas pats ir ten pasirenkant specialybę, kada aš ten stojau į universitetą ir tada tie visi perstojimai ir pasirinkimai. O tai koks buvo tas kelias? Ką jūs pasirinkot pirmą? Aš iš tikrųjų nuoširdžiai, tai aš labai nenorėjau palikti mokyklos, nes man žiauriai faina buvo mokykloje. Tai yra kelių, aš jums paglėti 2 metam. Taip, aš gal tik per gerai mokiausi, kad likčiau 2 metus. Tai aš, kai vėl aš buvau iš provincijos, man ten kai kurie dalykai tada tais laikais atrodė siaubas, baubas ir ten po metų kitų ten tik supranti retrospektyviai žiūrint, kad gal blogai rinkausi ir nuo tokio per viduriuką, nuo kas ten sekasi geriausiai ir ko ten tikėtina, kad daugiausia gausi egzaminų, iki to, kad ten, ko ten tėvai nori ir močiutė džiaugsis ir iki to, kas ten ir man pačiam bus smagu studijuoti. Tai, o tada buvo pirmi berods metai, kada buvo galima surašyti, kiek nori ten tų specialybių ir jeigu ten neprimsi vieną, primsi kitą. Tai aš suprantu, jūs kaip rašytojas, kaip tiksliukas humanitaras, jūs ten prirašėte turbūt viską. Jo, ten panašiai ir buvo. Aš man atrodo, kad gal rašiau labai panašiai, kaip kad sakot jūs, kad pasakyti namuose, kad neįstojau, tai ir ten gal kokią arabistiką parašiau, nors nebuvau nei vieno egzamino laikęs tinkamo stoti į arabistiką. Ir ten kažkur ten 7 numeriu aš įstojau į informatiką. Ir aš, ta prasme, aš gal nežinojau tada, kad čia ir pasibaigs mano kelias su 1 kursu, bet kai mane paėmė žaisti futbolą į universiteto rinktinę, tai aš tada supratau, kad kitais metais aš... Jūs dar ir futbolininkas. Kokiai pozicijoje žaidėte? Tai kaip visą laiką pradžiai ten puolime, paskui kai jau... Puolime dėl to, kad dėmesio daugiausia sulaukė, ne? Ne, gal kad... Nes visą darbą vis tiek atlieka vartininkas ir gynėjai. Tai dar centro saugas, tai paskui jau su laiku atsitraukiu į saugus, bet čia ta prasme, profesionaliai aš ten niekad už pinigus nesužaidęs, tai aš taip ir nesakyčiau, kad aš ten kažkoks labai futbolistas. Buvo tokių momentų, kada buvo galima rinktis ar stiprinti savo įgūdžius ir eiti ten sporto keliu ar pasirinkti mokslą, tai Lietuvoje su futbolu ten turbūt... Mes visi žinom, kaip Lietuvoje su futbolu. Jo, tai dėl to ir architektūrą pasirinkau tuo metu. Gerai, architektūra. Mokotės architektūrą, man kosmosas, nes braižybą už mane darydavo mano suolos draugas. Mes buvom sutarę, aš už jį rašau rašinėlius, jisai braižo už mane viską, kas yra skiriama braižybai. Tai po studijų dirbot architektu? Dirbau. Gal ne visai architektu, aš vadovau, taip sukrito, kad gavau dar jaunas labai būdamas vadovauti projektavimo įmonėje po žeminių statinių, ten įskaitant Vilniaus metropoliteną, tai buvo, ta prasme, mes buvom ta... Jo, čia neblogas jūsų projektas, galiu pasakyti. Iniciatyvinė, mes tada labai... Kaip sekasi? Ne, tai būtent, aš 10 metų jau nebedirbau, bet retrospektyviai vėl žiūrint. 10 metų jau. Jo, aš dar ir pabuvau, dar ir užžiūrį jau po to. Tai mes tada kozeriavom tuo saugumu, apie ką dabar visi kalba, slėptuvės, tai mes tada kalbėjom apie tai, kad, nes buvo tada viena pusė bandė įtikinti, kad reikia Vilniui tramvajaus, o mes buvom sakėm, kur tą tramvajų pakiškim biškį giliau, tai bus kur pasislėpti, kada... O pasikalbam truputėlį apie tai. Aš šiuolaikiniai, reiškia, visam sociume matau netgi bandymą spekuliuoti. Čia, aišku, madinga tema, slėptuvės dabar jūs kaip kompetitingas, kaip architektas, kaip žmogus, kuris
kūrė Vilniaus metropoliteną. Man labai gerai, aš visą laiką girsiuos, kad pažinau tą, kuris stovėjo prie ištakų. Tai ir aš matau kažkokias neadekvačias kainas. Aš pats esu pastatęs namą. Aš žinau, kas yra išsikasti rūsį, pavyzdžiui, paprastam žmogui, išsibetonuoti, susidėlioti ir kiek tai kainuoja. Taip, tai nėra labai pigu, bet kai aš matau pasiūlymą šeimai prie namo įrengti slėptuvę už 60 000 eurų, man tai atrodo nesąmonė. Už kiek pinigų galima pastatyti slėptuvę? Tai kaip namą galima pastatyti? Ne, slėptuvė, nepulkim ten be marmuro grindų, be baseinų ir be... Aš nežinau, dabar pasakysiu dabar kainą kažkokią ir bus nesąmoninga. Tai aš esu įsitikinęs, kad pasistatyčiau pigiau. Gerokai. Gerokai, jo, bet tai dėl to, kad aš pats statyčiau daug. Bet jeigu žmogus pats statosi, tai jis gali pastatyti turbūt už nedaug pinigų. Tai medžiagos plus laikas, kaip ir visur. Tai, o jeigu stato kažkokią firmą... Tai plus 800%. Dar visi Gerai, sugrįžkim mes prie mūsų pagrindinės temos. Reiškia, architektoriavot tada jau rašėt knygas, sakėt. Ne? Tai čia buvo tas etapas gyvenimo, kada už jūros buvau, kaip aš sakau, buvau užjūrio bajoras. Tai, o kodėl jūs išvažiavote į užjūrį? Čia daugiau dėl žmonos, aš vienam irgi interviu pasakojau apie tai, kaip leidau žmonai siekti karjeros aukštumų ir pats pasirinkau tokį nekvalifikuotą ir darbą. Į kur jūs išvykote? Mes gyvenom šalia Oksfordo, Anglijoje. Anglija, bet Anglija, ten, ne Londonas ten. Tai man buvo, ta prasme, aš pats toks anglofilas labiau negu amerikofilas, bet tai man labai patiko man. Aš netgi teko paragauti tokios regioninės angliškos futbolo lygos, man ten labai... Aš kuo toliau girdžiu, kad jūs labai perspektyvus galėjot būti futbolininkas. Tai galbūt jūs būtumėt ištraukę Lietuvos rinktinę. Ne, tai tada ne. Čia reiktų užbraukti tą brūkšnį, tikrai nebūčiau ištraukęs, bet pačiam tai buvo labai smagu ir kadangi mokykloje mokiausi prancūzų kalbą, tai man ten buvo proga išmokti ir kalbą, ir draugų susirasti vietinių, ir tą visą kelią pereiti vėl iš naujo nuo nekvalifikuoto darbininko iki ten kažkokio netgi savo versliuko. Tada, kadangi atsirado vaikų, tai atsirado ir daug laiko, ten atsirado gero sidro, tai tada pradėjau rašyti knygas. Viskas tai vyksta Anglijoje. Anglijoje, jo. Ir tada, šiaip irgi vėl taip retrospektyviai žiūrint, tai visos tos gyvenimo patirtys paskui kažkaip išvirsta į kažką. Kaip dabar ir mokytojavimas, kaip ir knyga, kaip ir dabar dar vieną knygą rašau būtent apie tą tokį romaną, apie tą nekvalifikuoto darbo darbininką, šiek tiek savo patirčių, tiesiog aišku pagražinta dar kažkas, tie ten krizės metai Anglijoje, tiesiog visą tai, ką pats pragyveni, paskui sudedi kažkieno ten kažkokio įsivaizduojamo herojos gyvenimui kažkokį, aš dedu į knygą, ten, ką žinau, kažkas deda. Aš suprantu, gerai baigsis knyga. Ten toks erotinis romanas, tai bet kuriuo atveju bus gerai. Bet kuriuo atveju, reiškia, skaitys paaugliai. Tikiuosi, žmona neskaitys, o daugiau tai. Nes visi rašytojai rašo iš savo patirčių ir visą laiką galima surasti. Mano kolega yra parašęs kaip ir grožinę knygą, bet, pavyzdžiui, mūsų grupė visą žino ir netgi gali papasakoti, kur kada visi epizodai vyko. Žinau, turbūt ir žinau, apie kokią knygą kalbą. Labai svarbus momentas ir ką norėčiau paliesti, tai ta emigracijos, aš nesakyčiau, kad problema, emigracijos kelias, kai žmonės išvažiuoja ieškoti savęs, jūsų atveju, sakėt, žmonai padėti, bet manau, kad pats irgi nemažai atradot ir turbūt daug pokyčių padarė viduje. Ir apie tai reikėtų kalbėti. Kodėl jūs grįžot? Jūs kai išvažiavinėjot, jūs galvojot, kad grįšite, ar ne? Tai aš esu skautas ir pas matęs dar toks yra stiprus patriotiškumas ir iš dalies tai dabar tas mano mokytojavimas tai yra toks kaip ir projektas, aš nežinau, kiek jis truks ten tų metų, bet aš kaip ir atidavinėjau skolą Lietuvai, už tuos metus, kol aš nebuvau Lietuvoje ir galėjau kažką gero daryti. Tai tas mokytojavimas, aišku, tai buvo ir kitų, kaip sakiau, aplinkybių ir priežasčių, dėl ko pasirinkau mokytojavimo kelią, bet skola Lietuvai yra viena iš dedamųjų. Kaip ir, tarkim,
koks nors Ramanauskas Vanagas, taigi jisgi buvo irgi mokytojas. Tai kalbant apie tai, ką tu ten užaugini mokytojaudamas, arba kaip tu gali tenai, ką ten vaikam į smegenis pridėti ir kokius juos paruošti, tai irgi labai priklauso nuo to, ką tu ten per tą matematiką pasakoji. Mes pradėjom taip jau labai rimtai kalbėtis, nes paminėdami, reiškia, gerbiamą vadą, tada paklausiu dar kitaip, kokios yra jūsų vertybės su jūsų gyvenimo patirtimi, nes aš džiaugiuosi sutikęs žmogus, sąžiningai pasakysiu, kuris šneka apie savo pareigą Lietuvai ir, reiškia, profesiją, kuria dabar gyvena ir veiklomis, kuriuom užsiema, reiškia, jūs traktuojat kaip savo kažkokios, sakykime, savo indėlį į Lietuvos gerovę. Tai kas jumise yra, jau kalbant apie vertybinius dalykus, kaip jūs matot? Aš ten gal tik taip tiek nesureikšminčiau, nes dabar turbūt šių dienų kontekste geopolitiniam, tai turbūt visi galvojam apie tai, kokią ten vietą, dalį užimčiau, jeigu ten diena X, arba ką aš dabar šiuo metu darau Lietuvai gero. Tai pas mane tas mokytojavimas yra kaip tas kelias, ką aš gero galiu padaryti Lietuvai, tai aš galiu paruošti ten, gerai, gal net tų gimnazistų, kurie tenai ims į rankas šautuvus, kaip ką darė ten Ramanauskas Vanagas, arba ką ten, kur tie gimnazistai išėjo, bet bent jau juos patriotiškai ugdyti, arba per tas, kaip aš sakiau, bendrasias kompetencijas teisingai kreipti, kas man atrodo teisingai, dirbti Lietuvos naudai, o ne tik tai savo naudai, tai man toks kaip ir vienas iš vertybinių dalykų, kad... Bet aš sakau, čia aš kažkaip nesureikšminčiau. Kokia dabar yra tų jaunų žmonių situacija jūsų akimis? Tai turbūt kaip ir visur. Nėra taip, kad visi ten patriotiški ir viską atiduotų už Lietuvą ir nėra visiškai tokie, kurie tenai tas pats ir žiūrėtų kaip artimiausių ten keliu išvažiuoti iš Lietuvos. Ir vėl... Kodėl? Kodėl žmonės vieni yra, kodėl jie yra patriotiški, o kiti nėra? Tai aš vis tiek turbūt atsigręžčiau į šeimas, nes viskas ateina iš šeimos. Tai ką ten tėvai prie stalo šneka, tas vaikas nuo stalo nuėjęs perpasakoja ten kitiems arba sako, kad jis taip galvoja iš tikrųjų. Tai šeima būtų mano manimu, šeima yra to dalyko kertinis akmuo. O tada mokykla yra tas, kuris tą akmenį truputį pazulina ir sustato taip, kaip gali norėti arba kaip gali tikėtis, kad tas akmens pastatymas yra teisingas. Mano sekantis klausimas, kurį norėjau užduoti, ar mokytojas įgalus, žinot, šeima yra toks uždaras socialinis vienetas, į kurį įeiti šiaip iš tikrųjų jokių mechanizmų per daug ir nėra. Mes galim ten daryti tokią grubę intervenciją, bet tik tada, kai atsitinka labai prasti dalykai, arba galime norėti, reiškia, uždėti gerąją ranką. Bet mokykla, kaip bebūtų, yra ta vieta, kur jaunuolis ateina. Ir ar mokytojas yra tas ginklas, kuris gali keisti jo požiūrius, jo matymus iš tikrųjų? Ir koks tada turėtų būti mokytojas, jeigu gali? Jeigu negali, tai negali. Tai čia tas labai gerai, kaip pasakėt, namai, tai mokykla yra tas toks nuvalkiotas pasakymas antri namai. Tai mano manimu tai ir yra taip, kad jie dalinasi namai ir mokykla ir ypač pagal tai, kur daugiau laiko praleidžia. Ir paskui ten per amžiaus raidos tarpsnius, tai kada ten draugai patampa svarbiau negu tėvai, arba ten autoritetai kažkokie patampa svarbiau negu tėvai, arba ten šeimos nariai. Tai tada ir aš manau, kad ir gali, ir ne tai, kad gali, bet ir aš mėgstu sakyti, kad bent jau padaryti viską, ką gali. Tai bent pasistengti gali. Bet net nebejoju, ypač, tarkim, kalbant apie pradinės klases, tai kada ten tam vaikui mokytoja yra antra mama ir ją labai dažnai ir pavadina mokytoja mama. Tai ne dėl to, kad jinai panašiai mama, bet tai jų turbūt ir pasąmonė, ir širdį, ir tenai, ir galvoj ta mokytoja yra ne tik pati gražiausia ir ten geriausia, bet ir yra tas žmogus, kuris kalba tik tai tiesą. Tai jeigu kalba mokytas tik tai tiesą, tai kodėl negali sakyti tik tai tiesos? Tai ir sakyk tik tiesą. Ir tiesos sakymas yra tas instrumentas, per kurį galima
Tai daugiau tų instrumentų turbūt ten ir vėl, apie kurią amžiaus grupę kalbam, tai ten su paaugliais vienaip kalbės. O kaip kalbėti su paaugliais? Nes tai yra sunkiausia kategorija. Jo, bet tai gerai, tai aš turiu instrumentą matematiką ir man kada reikia, mano tikslas yra, kad ten pirmiausia jie nustotų bijoti matematikos ir tada jau... Be šansų, mano atveju. Tai gerai, tai aš tada norėjau sakyti, atvažiuokit pas mane pamokas. Bet mano tikslas yra, tai kaip aš sakau, aš Dievo siųstas čia tam, kad kuo daugiau mokinių bent jau nustotų bijoti matematikos, tada bent jau suprastų, kur kasdienoj pritaikyti tą dalyką. Ir tada vėl, tai jeigu mokiniui reikia kažkokio kelio, tai prasme, jeigu jam ta matematika nesuprantama kaip matematika, kaip ten x ir y, tai gal tu jam gali papasakoti apie motociklo variklio kubikus, arba ten kažkokią tenai galę, arba kiek kainuos jam pasikeisti ten kažkokį karburatorių. Ir tada matai, kad jo akis susidega ir jis tada tuos skaičius labai puikiai ir kainas, ir skaičius pradeda skaičiuoti. Tai reiškia, kad reikia surasti tik tai kelią arba būdą, kuriuo kalbėti apie... Ir jis dar nežino, kad gyvenime jo greičiausiai laukia iššūkis pasistatyti garažą tam motociklui. Čia mano istorija. Taip. Aš kai mokiausi mokykloje, aš sunkiai mokiausi matematiką, ne dėl to, kad negabus. Man neįdomu būdavo. Aš esu humanitaras, aš eilių rašytojas, aš poetas esu. Ir galvodavau, ką man to reikia. Aš tiek, kiek reikia atbūnu, ten iki to vidurkio dasitraukiu ir viso gero. Ir štai praeina ten keliasdešimt metų ir likimas iš manęs pasijuokė, nes statant namą man reikia apskaičiuoti, pavyzdžiui, stogo plotą. Taip. Man reikia ten kampus gegnių, murlotus, ten pamatus, kažkokią tai karkasą ir tada aš stoju galvoju viešpatė. Kodėl aš nesimokiau? O jeigu dar stogas yra netaisyklingos formos, tai tada... Nes medinis namas. Jo, tai nieko taisyklingo nėra. Tai tada prasideda nusipirksiu per daug, o jeigu 2 kartus per daug nusipirksiu, kur dėsiu likutį, tai... Jo. Tai aš girdžiu, yra svarbiausia... Reiškia, geras mokytojas, turėdamas tikslą, jis suranda tą kelią į paauglio širdį, taip pagal tas temas, kurios domina dabar ir čia. Taip. Ką noriu paklausti, daug turbūt yra žmonių, aš labai tikiuosi, Lietuvoje, kurie svarsto, kaip pakreipti savo kelią gyvenime ir galbūt norėtų dalinti savo, reiškia, patirtimi, savo įgūdžiai, žiniomis, tapti mokytojais, bet nėra baigę, reiškia, pedagoginio universiteto arba ten edukologijos universiteto savo laiku, kaip ir jūs nesat turbūt kažkada tai ne tą mokslą baigęs ir tapot mokytojų, tai egzistuoja šitas kelias, kokia yra ta dėlionė, kaip tap mokytoju, nebaigus mokytojo mokslą. Tai aišku, dabar čia tas dalykas, jau kalbėsim apie statymo raidę ir bijočiau kažkur apsimeluoti, bet grubiai, jeigu taip kalbant. Grubiai kalbėsime. Jo, tai Lietuvos įstatymai leidžia, turint aukštą išsilavinimą, Jaunuoliai, turint aukštą išsilavinimą pirmiausia. Tai turint aukštą išsilavinimą į tą mokyklą patekti, kaip aš sakau, per galinės duris. Tai pagal kreditų skaičių, pagal dalyką, kurį studijavote, galite 2 metus be pedagoginės kvalifikacijos dirbti mokykloje ir tą kvalifikaciją įgyti per tuos 2 metus, ta prasme, einant tiems 2 metams, galite įgyti. Jeigu neįgysite, tai tada tie 2 metai ir bus tas toks projektas gyvenimo, kuris ir pasibaigs po tų 2 metų. Jeigu įgysite, kas yra lengvai padaroma, ypač jeigu jau turit kažkokį aukštą išsilavinimą, tai tada įgyję tą kvalifikaciją galite tada patapti tuo jau normaliu mokytoju, kuris ten ir keliasi savo laipsnius lygius ir daro Lietuvai gero. Tai viskas labai paprasta, pradžioje baigiam aukštąjį mokslą, tai tame, kas mums tuo metu nutinka gyvenime, o paskui, jeigu norim tapti mokytoju, tai galim pagal savo kompetencijas eiti dirbti į mokyklą. Taip. Tai kodėl jūs nusprendėte tapti mokytoju? Po viso tokio turtingo kelio, aš suprantu, jūs toks aktyvus žmogus, jūs ir dar turbūt milijoną planų turėjot, ką galėtumėt nuveikti gyvenimą ir staiga nusprendžiat tapti mokytoju, išvažiuojat į Nevarėnų pagrindinę mokyklą ir matematikaujat. Jo, aš gal, yra tokia viena, norėjau sakyti, pop muzikos grupė, gal ne pop muzikos, bet yra
tokia žinoma grupė, kuri yra kartą pasakius, ar gal čia padainavus, kad jeigu neturi ką pasakyti, tai ko tau ant scenos lipti. Tai... Nu, čia legenda, čia klasika, čia labai yra tokia grupė, žinau, esu girdėjęs porą dainų. Perfrazuočiau šitą dalyką ir pasakyčiau, kad jeigu tu turi ką pasakyti, tai lipk ant scenos, nes tie žmonės, tie, kurie ten gal nebaigia pedagogikos, bet jie turi ką pasakyti ir turi kaip pakeisti arba įtakoti tuos jaunus žmonės, tai jie ir turėtų eiti ir įtakoti. Bet jūs galėjot pasirinkti politiką, o ne mokytojo kelią. Tai aš dar nesu toks senas, ta prasme. Ne, tai politikai nebūtinai senas, bet galėjot neiti mokytojauti, o daryti politiką. Aš jums dėkingas, kad jūs nuėjot mokytojauti. Šiaip, kaip irgi nebeingas Lietuvai žmogus, galiu pasakyti, kad jūs šventą darbą dirbate. Aš, pavyzdžiui, esu baigęs edukologijos universitetą, bet nemokytojauju, tik tai neformaliam švietime užsiemu, nes aš nesu toks kietas kaip jūs, kad galėčiau eiti į mokyklą. Man neužtektų kantrybės ir man labai patinka, bet galėjot nueiti kitų kelių. Ne, pasirinkot vis tiek mokytojo profesiją. Čia šitas klausimas, ypač pirmom dienom buvo tame provincijos miestelėje, kuriame dirbu, o ten irgi ėjau, ta prasme, buvo man mokyklų, iš kurių galėjau rinktis. Ir aš tą miestelį, mažą miestelį pasirinkau kaip ir specialiai, kad duoti būtent provincijos vaikam, nes miesto vaikai tai jie visko turi, arba bent jau daugiau turi. Tai nueit ir tame miestelį padaryti kažkokį pokytį, nes ir mažoj mokyklai, mažoj bendruomeniai tu gali būti ir labiau pastebimas ir daugiau padaryti. Tai pirmas dalykas toks, kad aš pasirinkau tą mažą miestelį ne šiaip savo. Čia ne tai, kad paskirimas buvo po studijų institutė, ten buvo, tikslingai pasirinkta. Jo. O kitas dalykas, tai šitą klausimą visi užduodavo mokykloje pirmais mėnesiais, ką aš veikiu, kada ten šalia yra netoli mano suprojektuota ten ir vos nepastatyta kažkokia požeminė pravažiavimas po geležinkelio, tu čia mokytojauji. Tai aš tada atsibodo man kažkaip visiems aiškinti, sakau, mane Dievas čia siuntė ir tuo pabaigiam. Tai... O šiaip beje, jūs tikintis? Tai skautai visi kažko tiki, tai ten tas tikėjimo lygis ten jau turėtų pasidėlioti, bet taip, tikintis, man tas padeda ir kūryboje, ir mokytojavime ten visai. Jo, nes religija, jinai, kaip sakant, tapo nepopuliari šiais laikais, evoliucijai žengiant į priekį, bet kaip rodo gyvenimo patirtis ir jeigu skaitai istoriją ir stebi žmonių istoriją, tai supranti, kad su laiku, su amžium, tai jinai sugrįžta į kiekvieno žmogaus gyvenimą. Taip nutinka tiesiog. Taip. Tai reiškia, jeigu jūsų rate atsirastų žmonių, kurie dvejotų dabar, aš labai tikiuosi, kad dalis tokių žmonių žiūri mūsų pokalbį, ką jūs jam pasakytumėt? Ar eiti į mokyklą, išbandyti save mokytojo pozicijoje, ar ne? Gerai, dar kitaip pradėsiu. Kai atėjote į mokyklą, tai pamatėte tai, ko tikėjotės? Ar viskas buvo visiškai kitaip ir staiga jums teko improvizuoti? Aš gal taip pasakysiu. Aš niekada negalvojau, kad čia yra lengvas kelias. Ta prasme, niekas nesakė, kad čia bus lengva. Ir net ir nuėjus į tą mažą mokyklą, kada ten visų akys didelės ir žiūri čia kažkokį naują įdomų žmogų, tai gal net man buvo ir per lengva ir aš tikėjausi, kad ten bus ir daugiau problematiškų žmonių ir daugiau, kurie tenai daugiau reikės įdėti įdirbio ir su kolektyvu. Ir tada, aišku, tai nėra lengva, bet tai nėra taip sunku gal, kaip galėtų būti. Nes kaip ir pasiklausai kolegų, nes aš turiu draugų, ta prasme, didelis draugų ratas, tos pačios programos, kuri mus paruošė dar. Kaip ir tam mokytojų keliui, tai tie mano kolegos, kaip pasipasakoja, tai man kartais net nesmagu, ta prasme, kaip lengva ir paprasta mano mokykloje. Rimtai, aš norėjau jūsų paklausti, išvardinti keletą sunkiausių dalykų, keletą gražiausių dalykų mokykloje, bet suprantu, kad sunkių nėra pas mus. Tai, kai nėra sunkių, tai tada tie nelabai sunkus pasidaro sunkus, bet nesiskūsčiau aš ten net ir dėl tų ten. Kas yra sunku? Gerai, tai kas mokytojo profesijai jūsų akimis yra sunkiausia?
Gal surasti, gerai, mano akimis, tai gal surasti tą kelią, tą būdą, kuriuo kalbėti su jaunuoliu, gal, nes, gerai, tai koreliuoja, nes gal sudominti ir ta prasme, kad jisai nebūtinai, kad išmokyti ir paruošti ten ir sudėti viską jam į galvą, bet kad jisai bent pradėtų kvestionuoti tai, ką daro. Tai aišku, aš viską leidžiu per matematikos dabar prizmą, tai kad jisai nebeingai sėdėtų, bet jisai atrastų tuos įdomius dalykus arba atrastų savo gyvenime tos momentus, kur suprastų, kad jo tikrai, jeigu čia neišmoksiu, tai kada reikės ten suskaičiuoti kažkam, kiek už tepalų pakeitimą paimti, ir nesuskaičiuosiu. Arba tenai kalėdinės, prieš kalėdas ten specialiai visus mokinu, kaip suskaičiuoti kalėdinės nuolaidas, arba kurią kalėdinę nuolaidą pasirinkti ten, kuri procentaliai nuleidžia kainą, arba kuri tiesiog nuleidžia kažkiek ten tų eurų kainą. Tai jie tada sako, kažkaip to reiktų vadovėlyje, nes tai yra aktualu šiandien ir dabar, tarkim prieš kalėdas arba prieš Velykas. Tai man tas ir svarbiausia ir kartais sunkiausia yra, tai tam vaikui tą vaiką sudominti ir užkabinti. Žodis užkabinti. Gerai, renkuosi užkabinti. Tai ir yra esminis dalykas, kurio turbūt ne visi netgi klausantis šiandieninio mūsų pokalbio pastebi, nes žmonės žiūri pokalbius kaip pokalbius, ieško įdomių detalių. Bet jūs palėtėt esminį dalyką. Daug kas įsivaizduoja, kad mokytojas sėdi, jo reikalas, nežinau, kaip ofiso darbuotojas ateina į darbą, ten pabarškina kompiuteriu, ten atlieka užduotis, jam pavestas ar ten sukuria ir išeina namo. Tai galvoja, kad mokytojas ateina, atidėsto medžiagą kažkokią tai metodinę ir išeina namo ir gyvena visokius kitokius gyvenimus. Bet tai, ką jūs palėtėte, tai yra jūsgi turit ten klasėje keliolika mokinių, keliasdešimt mokinių. Ir kai mes kalbam apie ieškojimo būdo patekti į jo širdį ir į jo protą, tai kiekvienas tas kelias yra individualus. Tai mokytojas turi padalinti save į keliasdešimt dalių ir su kiekvienu galbūt, reiškia, jeigu nori rezultato, jeigu teisingai supratau, jūs tariant, jis turi su kiekvienu ieškoti savito, būtent tik tai tokio individualaus dalyko ir tai yra labai sunku. Tikrai sunku, nes jūs tai valgo. O kaip jūs ilsitės po mokyklos, nes turėtų ištraukti tą energiją. Tai, ką ir minėjau, tai kūryba. Erotinius romanus rašot. Jo, tas tikrai padeda atsigauti. Tai ir sportas, ir kūryba, ir... Dar lošėt futbolą? Vis dar jo. Ne Varėnų rinktinės? Ne, ten savo krašte, šitam krašte. Dabar čia dar Vilniui vasaros lygoj prisišnekino vieni, tai dar vis pabėgioju. Prašau, o sakot, kad ne, kaip sakai, gal pinigų ir nemoka, bet jeigu šnekinasi, vadinasi, tai vertė yra. Smagu, jo. Tai po truputėlį eidami jau į mūsų pabaigą, dar vieną tokį kampą norėčiau paliesti. Artėja metų pabaiga, 12-okai žada iškeliauti iš mokyklos. Ar jūs kalbatės apie galimybę jiem tapti pedagogais? Ir koks jūsų matymas? Galbūt kelią tokį kaip jūsų gyvenimas, jūs matote teisingesnį, kad reikia prisirinkti žinių, įgūdžių ir tikrai apsispręsti tapti mokytoju jau būnant jau mačiusių žmogum gyvenimą. O gal Lietuvai reikia naujų bandytojų, tokių naujų keitėjų, arba nemeluosiu, kartais jauni žmonės stoja čia bedu į save tik dėl to, kad stot. Tai aš manau, kad čia labai individualiai yra su tais, yra žmonių, kurie jau baigę mokyklą, galėtų būti puikiais mokytojais ir gal jie irgi tos, nors ir jauni būdami, kaip ir jauni žmonės kuria verslus ir ten labai didelius verslus. Tai aš manau, kad ir su to mokytojavimu yra žmonių, kurie galėtų gal ir neprigraibę, ir neprisikeliavę, ir neprikaupę tos patirties, kad, kaip konkrečiai mano atveju, bet jie tikrai gali po tų studijų būti puikiais mokytojais ir tą patirtį susikaupti eigoje. Gal kitiems tokiems kaip man plevėsai, gal buvo labai gerai, labai tikslinga buvo ateiti tuo kitu būdu, ten po daug metų išsitrankimo, išsiblaškimo, prisikaupus ir turėjus jau ką pasakyti ant tos scenos, sugrįžti tada.
Tai vėl aš nenorėčiau pasakyti, kad kažkuris kelias yra tik tai tas kelias geras arba tik tai tas blogas. Bet problema su jaunai žmonėm, tarkim, kad mokytojo specialybę jie vis dar mato kaip, jeigu vat, arba nežinau, arba kaip, jeigu yra geresnė alternatyva arba geresni pinigai mokami kažkur, tai tada aš pirmiausia rinksiuosi tą, o tik tada būsiu mokytojas. Kitam gal atvirkščiai, gal jeigu ten savirealizacija ir ten, nežinau, vat, kažkas ten būna dažnai šeimoje mokytojų, nu, ta prasme, ten tėvai mokytojai arba ten turi mokytojų kaip pavyzdžių mokykloje, kur siektinių pavyzdžių, tai tada jie nori būti tokie kaip jie. Tada tas finansinis faktorius arba tas ne labai didelės algos tenai vaikymasis ateina į pirmą planą. Tai net nežinau, ta prasme, tokio vieno atsakymo aš manau, kad nėra, bet garbė ir tikrai nusimu kepurę prieš kiekvieną, kuris renkasi pedagogiją. Nu. Bet pats jūs jaunam žmogui parekomenduotumėt pabandyti save mokytojo? Aš manau, kad aš taip lygiai pasėdėčiau su juo pusę valandos ir pasižiūrėčiau ir gal būtų atvirkščiai, kad, sakyčiau, būk geras, neiktų į tą pedagogiją. Jūs už atranką? Aš už sveiką protą gal. Nu nes... taip, tai yra tam tikra prasme atranka. Tada dar paskutinis toks, vienas iš paskutinių klausimų, manau, kad ar kiekvienas žmogus gali būti mokytoju? Jau mes palėtėm dabar, vat ką tik šitą. Ar tikrai kiekvienas gali būti? Aš šventai įsitikinęs, kad ne. Nu, aš dabar, aišku, bandau imti pavyzdžius ir galvoti ir tikrai buvo tokių mokytojų, kur galvoju, o Dieve, kodėl? Tai kodėl tu mokytojas? Kodėl tu atėjai į mokyklą? Kodėl tu atėjai į mokyklą, jo. Tai gal, jeigu taip kaip ir, ar galima važiuoti per ženklą plytą, nu, fiziškai gali važiuoti, bet bus negalima, bet kartais taip nutinka. Jo, tai ir gal tu gali būti mokytoju, bet ar iš to bus ten naudos ir ar tai bus gerai ir tau, ir mokiniam, tai čia klausimas. Tai jeigu tai pasakius, tai kad gal tegul ne visi būna mokytojai, tai tada taip, aš sutinku su to, kad gal tegul ne visi būna mokytojai. Bet tam, kad ne visi būtų mokytojai arba nuėję į mokytojo kelią ir pamatė, kad tai ne jų vieta, tam keisti reikia drąsos. Ir tą drąsą linkiu jum ugdyti savo mokiniuose, kad jie tiesiog drįstų gyventi ir daryti. Turbūt svarbiausia yra išugdyti tokius jaunus žmonės, kurie būtų drąsūs ir nebijotų keisti savo gyvenimą arba eiti tais keliais, nes baimė yra vienas turbūt didžiausių priešų, kiek mano akis mato, ne tik vaikų ten jaunuolių, bet ir suaugusių gyvenime. Ir jūs esat puikus pavyzdys, labai džiaugiuosi galėdamas su jumis kalbėtis, kur laužo tą stereotipą, nes begalė žmonių pažįstu, kurie kenčia gyvenime, bet jie jau ten įsirausia į tą savo lysvelę ir sako, baigtų, jau kiek man metų, kur aš jau tiek esu, niekada, o jam ten metų labai juokinga palyginus su manim arba ten šiaip žinant, kaip žmonės gyvena tokie kaip jūs ar dar kas nors, tu supranti, kad kaip bebūtų, kas be nutiktų, pakeiti, įsimeti save į situaciją ir išsisprendi ją esant, kaip išsisprendžiate jum. Tai noriu palinkėti jum gerų knygų, dar ateiti visokiausių, puikios sportinės karjeros, pamatyti jūs kada nors, jeigu ne didelėse stadionuose, tai bent tribūnose didelėse ir kad svarbiausia, kad jūsų mokiniai jūs gerbtų. Labai norėčiau, kad visi mokiniai jų paklausus gyvenime, kada nors kokie buvo jų tokie labiausiai įkvepiantys mokytojai, minėtų jūsų bajoro pavardę. Norėjau paprašyti, kad sakau, liepkit mano mokiniams, gal jie žiūrės šitą laidą. Tai liepti. Tai liepiu. Jo, gerai, dėkui. Ačiū labai, Vytautai. Ačiū. Viso geriausio, ačiū, kad žiūrit, susitiksim.